Sveiki, jauni suaugusieji visame pasaulyje. Sveikiname jūs šioje pasaulinėje dvasinėje valandėlėje. Šį vakarą transliuojame iš Brigamo Young universiteto miestelio Provė, Jutos valstijoje. Esu Šeinas Rysas, Beivo Jūt prezidentas. Mums didelė garbė rengti šią dvasinę valandėlę čia universitete ir pasitarnauti bažnyčiai kaip dvasiškai praturtinančių ir intelektualiai išplečiančių mokymosi galimybių, kurias visame pasaulyje teikia pastarų dienų šventų Jėzus Kristus bažnyčia pasiuntiniui. Labai džiaugiamės, kad šiandien kalbės vyresnysis Dieteris Efugdorfas iš 12 apaštalų kvorumo ir jo žmona Harietė. Mylime juos ir nekantriai laukime jų pranešimų. Sveikiname ant pakilos esančius vyresnį Clarką G. Gilbertą, kuris tarnauja visuotinių 70 įgaliotinių ir bažnyčios švietimo sistemos komisarų. Jį lydi jo žmona Kristina, Šada H. Weba, tarnaujantį seminarijų ir religijos instituto administratoriumi, o taip pat pirmojų patarėjų sekmadinės mokyklos visuotinėje prezidentūroje ir jo žmona Kristi. Sveikiname auditorijoje sėdinčius 70 narius kraštuose ir Jutos slėnyje esančių jaunų vienišų suaugusių ir susituokusių studentų kolų prezidentus ir jų žmonas. Pradėsime su giedodami giesmę Ateik viešpatie Jėzau. Diriguos Aneka Anderson, o vargonais akomponuos Elena Amantangelo. Po giesmės Rebeka Williams iš Jutos Provo 18 JVS kolo sukalbės įžanginę maldą. Brangus dangiškasis Tėve, esame labai dėkingi už galimybę būti čia ir pasiklausyti vyresniojo ir sesers Uchtorfo. Esame dėkingi už jų skirtą laiką bei pasiruošimą ir esame dėkingi, kad galėsime pasiklausyti jų įkvėptų žinių. Prašome palaiminti, kad dvasia būtų su mumis, kad galėtume išmokti to, ko norėtum, kad išmoktume. Esame dėkingi už mūsų gelbėtoją Jėzų Kristų ir jo apmokančią auką. Tai sakome Jėzaus Kristus vardu. Amen.
Kokia nuostabi giesmė šiam susirinkimui pradėti, dėkojame Jums. Pradėsime nuo ypatingo muzikinio pasirodymo, kurį atliks Jungtinis Jūtos Slėnio instituto choras. Choras sugiedos giesmę Tai Kristus. Jam diriguos Matthew Johnsonas, o pianinu akompanuos Elena Amatangelo. Po muzikinio pasirodymo vyresnysis Clarkas G. Gilbertas pristatys vyresnį ir seserį Ugdorfus. Po jų pasisakymų visi sugiedosime pirmus 3 giesmės, koks pagrindas tvirtas posmelius. 37 giesmė lietuviškame giesmyne. Tada baigime maldą sukalbės Erikas Evansas iš Jūtos Provo 4 JPS holo. Labai džiaugiuosi, galėdamas pristatyti vyresnį ir seserį Ugdorfus, kaip šios pasaulinės dvasinės valandėlės jauniems augusiems kalbėtojus. Ugdorfai myli vienas kitą, tik pažvelkite į juos. Ir jie myli savo šeimą. Jie turi 2 vaikus, 6 anūkus ir 7 proanūkius. Vienas iš dalykų, kuriais mes su Kristina labai žavimės Ugdorfų santuokoje, yra džiugesys jų santuokoje. Tikiuosi, kad šį vakarą
klausydamiesi Ugdorfo kalbų pajusite jų džiaugsmą Evangeliją, meilę jauniems saugusiesiems ir pasaulinės bažnyčios suvokimą. Tačiau taip pat viliuosi, kad suvoksite vyresniojo Ugdorfo kaip apaštalo ir ypatingo Kristaus vardo liudytojo visame pasaulyje pašaukimo pobūdį. Tuo betarpiškai įsitikinau prieš 4 metus, kai buvau paskirtas bendradarbiauti su vyresniuoju Detodu Kristofersonu ir ištirti, kaip bažnyčia ateityje naudos socialinius tinklus. Atlinkdami tą užduotį, mes kalbėjome su vyresniuoju Ugdorfu ir kitais apaštalais. Įpusėjus pokalbiui, vyresnysis Ugdorfas pasilenkė prie vyresniojo Kristofersono ir tarė: Todai, kad ir kokia būtų mūsų su socialiniais tinklais susijusi strategija, mes su tavimi turime ją naudoti tam, kad mokytume pasaulį, jog Jėzus yra Kristus. Jam liudijant ir matydamas, kaip jis tą dieną kalbėjo su savo kolega apaštalu tame kambaryje, pats įsitikinau, kad vyresnysis Dieteris F. Ugdorfas yra viešpaties Jėzaus Kristaus apaštalas, pašauktas būti ypatingu jo vardo liudytoju. Tad būkime pasirengę šį vakarą išklausyti tą liudytoją. Vyresnysis ir sesė Ugdorfai, dabar laikas skiriame jums. Pirmiausia, ačiū chorui. Tai buvo taip gražu. Ačiū už šią nuostabią giesmę. Ačiū jums. Mano brangus broliai ir seseris, mano brangus jaunieji draugai, širdimi esu su jumis, kad ir kur būtumėte pasaulyje. Puikiai atrodote, esate gražus, kiekvieną iš jūsų norėčiau stipriai apkabinti. Taip gera šiandien būti su jumis. Taip pat gera būti su savo numylėtiniu apaštalu. Žinau, kad neturėtumėte turėti numylėtinių, bet mano atveju tai priimtina. Esu už jo ištekėjusi. Neseniai atšventėme 62-asias mūsų santuokos metines. Ir tebemylime vienas kitą. Štai kokie Evangelijos vaisiai. Kai gauname sveikinimus ir meilias žinutės iš savo vaikaičių ir parovaikaičių, suvokiame, kokie brangus yra narystės bažnyčioje ir Jėzaus Kristaus Evangelijos palaiminimai. Tiems iš jūsų, kurie esate vieniši, išsituokę ar gyvenate sudėtingomis šeiminėmis aplinkybėmis, liudiju, kad Dievas jūs pažįsta ir myli. Ir jei liksite ištikimi savo sandoroms, šeiminio gyvenimo džiaugsmas nebus sumažintas ir atimtas iš jūsų. Tiksliai nežinau, kaip tai bus įgyvendinta, bet žinau, kad viešpaties malonės, gailestingumo ir meilės pakaks mums visiems. Jis įgyvendins tai savo būdu ir laiku. Kai žvelgiu į jūs ir jaučiu nuostabę jūsų gerumo ir stiprybės šviesą, prisimenu ypatingus laikus, kai Dieteris ir aš augome tame pačiame Frankfurto skyriuje, Vokietijoje. Žinojau, kad jam patinku, tačiau tai mane nelabai domino. Jis buvo mielas, bet tik vienas iš mano bažnyčios draugų. Bažnyčios veiklose draugai išmokome šokti. Tai buvo fokstroto, bugio, vugio ir rokenrolo laikai. Jam nusprendus tapti oro pajėgų naikintuvo pilotu, jo nemačiau beveik 2 metus. Tiesą sakant, jam sugrįžus į Frankfurtą man jis paliko abejotiną įspūdį. Jis atrodė panašus į pernelyg savimi pasitikinčius vaikinus iš filmo Top Gun.
Tačiau kalbėdamas su manimi jis padarė man įspūdį. Per tuos 2 metus jis subrendo. Jis žinojo, kam nori skirti savo gyvenimą ir buvo stiprus Evangelijoje. Jis gana ryžtingai ir išradingai stengiasi asistuoti. Po kelių mėnesių mes susituokėme. Mano brangus jaunieji draugai, niekada nesigailėjau, kad gerai į jį įsižiūrėjau, net ir po abejotino pirmojo įspūdžio. Dieteris yra mano gyvenimo meilė ir nuostabus mūsų vaikų tėvas bei mūsų vaikaičių senelis. Tačiau aš truputį užbėgau į priekį ir neišsakiau to, ką norėjau pasakyti. Kai man buvo 12 metų, mano tėvas mirė nuo vėžio. Po jo mirties mūsų namai prisipildė liūdesio, širdgalos ir nevilties. Atrodė, kad nėra nieko, kas galėtų paguosti mano mamą ar mus, vaikus. Na, ne visai. Mūsų dangiškasis tėvas dėl didžios meilės neapleido mūsų. Praėjus 8 mėnesiams po mano tėvo mirties, 2 misionieriai amerikiečiai pasibeldė į mūsų duris Frankfurte, Vokietijoje. Tie 2 misionieriai, vedami dvasios, mano mamai paliko brangiąją Mormono knygą. Labai myliu Mormono knygą. Šie jauni misionieriai atnešė mums Dievo atsakymą. Žinia apie išgelbėjimo planą, laimės planą, buvo labai graži ir galinga. Jie sugrąžino viltį ir šviesą į mūsų namus. Kai priėmėme atkurtą Evangeliją, mūsų širdgėla, neviltis ir liūdesys buvo išgydyti. Kai gavome sugrąžintą Jėzus Kristaus Evangeliją, mūsų šeimoje neliko tamsos, nes šviesa ir tamsa negali būti toje pačioje vietoje tuo pačiu metu. Šie 2 misionieriai buvo 2 malonūs jauni suaugusieji. Mums jie buvo 2 Dievo atsiųsti šlovės angelai. Mano brangus jaunieji draugai, jūs sukurti iš tos pačios dieviškos medžiagos. Jūs esate mūsų laikų išrinktieji, kurie žodžiu ir darbu mokote ir gyvenate pagal Evangelijos žinią savo aplinkoje. Dėl to ir buvote siųsti į jūsų miestą, mokyklą, darbovietę, šeimą ar bet kur, kur esate reikalingi. Nepamirškite, kad jūs galite būti šlovės angelais savo aplinkiniams. Jūs atstovaujate Jėzaus Kristaus bažnyčiai ir savo geru gyvenimu bei narsiu liudijimu, skelbdami Evangelijos žinią, esate galingi vadovai. Vadovas padeda kitiems išvysti, pajusti ir surasti teisingą kelią. Mano brangus jaunieji draugai, padėkite vieni kitiems surasti teisingą kelią ir išlikti tvirtai įsišaknijusiems bažnyčioje ir Evangelijoje. Kiekvienas paprastas ir aiškus gerumo, dorumo, tikrosios meilės, geranoriškumo, tarnystės, meilės ir užuojautos žodis ar darbas gali tapti jūsų vadovavimo poelgiu Dievo karalystėje. Nenuverkinkite savo gėrį nešančios įtakos ir galios. Leiskite čia pridėti keletą žodžių mūsų brangioms seserims. Šiais sunkiais laikais esate kviečiamas panaudoti savo talentus ir drąsą kovoje tarp gėrio ir blogio. 1979 metais prezidentas Spenceris Kimbalas pranašavo: didžioji dalis būsimo didelio bažnyčios augimo paskutinėmis dienomis vyks dėl to, kad daugybė dorų pasaulio moterų bus atvestos į bažnyčią. Tai vyks tiek, kiek bažnyčios moterys bus teisios gyvenime ir gerąja prasme pastebimai skirsis nuo pasaulio moterų. 2015 metais prezidentas Nelsonas pridūrė: seserys, mums reikia jūsų stiprybės, jūsų atsivertimo, jūsų įsitikinimo, jūsų gebėjimo vadovauti, jūsų išminties ir jūsų balso.
Dievo karalystė nebus ir negali būti pilna be šventas sandoras sudarančių ir jų besilaikančių moterų. Mano brangus broliai ir seseris, bažnyčia ir viešpats siūlo jums galingų išteklių savo gyvenimo tikslams įgyvendinti. Skaitykite raštus, studijuokite Ateik ir sek paskui mane ir instituto programą. Sąmoningai kalbėkite su dangiškoju tėvu per maldas, lankykite bažnyčią ir taikykite Evangelijos tiesą bei mokymus savo kasdienėme gyvenime. Sudarykite sandoras ir jų laikykitės. Atgailaukite, kad jums būtų atleista. Pasitikėkite dangiškoju tėvu. Pasitikėkite Jėzumi Kristumi. Jie jūs ves. Jie jūs myli. Jie šalia. Mano brangus jaunieji draugai, žinokite, kad myliu jūs ir esu dėkinga kiekvienam iš jūsų. Te lydi jūs mano maldos ir palaiminimai. Jūs reikšmingai prisidedate prie nuostabaus ir švento Dievo darbo šiuo ypatingu pasaulio istorijos laikotarpiu. Tai liudiju Jėzus Kristus vardu. Amen. Mano brangus broliai ir seserys, brangus draugai, nejaugi aš toks palaimintas. Tačiau perdodu jums pirmosios prezidentūros ir 12 kvorumo narių meilę ir palaiminimus. Labai džiaugiuosi, kad esu su jumis ir ypač esu dėkingas, kad galėjome pasiklausyti mano žmonos. Harietė yra mano gyvenimo saulė. Žinau, kad tai pajutote. Visi, kas su ją susipažįsta, ją pamilsta. Ji daro aplinkinius geresnius ir laimingesnius. Bent mane ji tikrai taip paveikė. Kaip sakė sesuo Uchtdorf, susitokėme būdami labai jauni. Dabar esu senas, tačiau praėjus daugelį metų esu be galo dėkingas už kiekvieną akimirką su Hariete. Laikui bėgant sužinojau, kad mes, vyresnioji karta, turime daug tokių pačių klausimų apie gyvenimą kaip ir jūs. Tik mes juos uždavinėjame ilgesnį laiką. Pavyzdžiui, ar einu teisingu keliu? Ar Dievas tikrai mane pastebi? Ar jam rūpiu? Kodėl kartais jaučiuosi išsisėmęs, prislėgtas, ignoruojamas ar vienišas? Kodėl Dievas nesuteikė stebuklo, kurio man taip skubiai reikėjo? Kodėl jis neapsaugojo mane nuo liūdesio, lygos ar tragedijos? Tai sunkus klausimai bet kuriame amžiuje. Tokie klausimai gali nepaprastai erzinti, kai negauname greitų atsakymų. Mūsų laikais galime paklausti Google beveik bet ko ir gauti atsakymus per kelias sekundės. Tačiau atsakymai mūsų pačius asmeniškiausius, svarbiausius ir toli siekiančius klausimus ne visada ateina greitai. Dažnai pakeliame širdis dangun ir te matome erzinantį, nuolat besisukantį laukimo žymeklį. Mes nemėgstame laukti, ar ne? Jei paieškos programoje atsakymo tenka palaukti daugiau nei kelias sekundės, manome, kad sutriko ryšys. Taip nerimaudami galime net liautis ieškoti, bet kalbant apie amžinuosius klausimus, sielos dalykus, turėtume būti kantresni. Ne visi atsakymai yra vienodos vertės. Pasaulio išminties ir populiariausios nuomonės teikiami atsakymai yra lengvai randami. Tačiau atsiradus naujoms teorijoms ir tendencijoms, tokie atsakymai greitai nuvertėja. Matome tai kiekvieną dieną. Dangaus atsakymai, amžinybės atsakymai yra neįkainojami. Tokiems atsakymams gauti dažniausiai reikia pasiaukojimo, pastangų ir kartojimo. Tačiau užtikrinu jūs, kad šiuo atsakymu palaukti verta. Jei turite neatsakytų klausimų, tvirtai liudiju, kad jūsų tėvas danguje jūs girdi. Jis pažįsta jūs ir niekada jūsų neapleis.
Tad neapleiskite, prašau, neapleiskite jo. Toliau stenkitės eiti jo keliu ir jis jūs ves, kad rastumėte atsakymus, teikiančius pakankamai informacijos, kad galėtumėte toliau eiti teisingą kryptimi, nepribojant jūsų augimo, galimybių panaudoti tikėjimą ar savo valios laisvę. Steve'as Jobsas, vienas iš Apple įkūrėjų, kartą pasakė, neįmanoma susėti taškų žvelgiant į priekį. Juos galima susėti tik žiūrėdami atgal, tad belieka kliautis, kad jūsų ateityje tie taškai kažkaip susisies. Ką jis tuo ir norėjo pasakyti? Galbūt matėte paveikslų, kai drobė išmarginama labai mažyčiais spalvotais taškeliais. Žvelgiant iš arti, tie taškeliai atrodo nesusiję ir išsidėstę padrikai. Tačiau žvelgiant į visą paveikslą, taškai susilieja į spalvas, o spalvos galiausiai virsta formomis, atskleidžiančiomis nuostabų vaizdą. Tai, kas atrodo sunkiai suprantama ar painu, įgauna prasmę. Mūsų, jūsų ir mano gyvenimas kartais panašus į tuos paveikslus. Mūsų gyvenimo patyrimus reiškiantis taškai kartais gali atrodyti nesusiję ir chaotiški. Jų išsidėstyme neižvelgiame jokio dėsningumo. Net neįsivaizduojame, kokią prasmę turi visa tai. Tačiau, kai savo gyvenime žvelgiame iš amžinosios Jėzaus Kristaus Evangelijos perspektyvos, pradedame matyti, kaip tie taškai siejasi su didingu sumanymu. O jei stengsitės pasitikėti Dievu ir sekti jo sūnumi, pačiu Jėzumi Kristumi, tai vieną dieną išvysite galutinį produktą. Ir suprasite, kad didysis dailininkas tuos taškus sudėjo pagal savo sumanymą. Pamatysite, kad jis jūs ruošia kur kas šlovingesnėms progoms ir darbams, negu jūs patys galėjote sukurti ir atlikti. Aš nebejotinai tai mačiau savo gyvenime. Kai kurie iš jūsų galbūt žinote, kad kai buvau labai mažas berniukas, mano šeima 2 kartus tapo pabėgėliais. Abiem atvejais tapo gana akivaizdu, kad naujose vietose žmonės mus laikė prastesniais už save. Kartais tai būna. Tarp bendramžių vaikų dėl savo tarties buvau laikomas pašaliniu, todėl jie iš manęs nuolat šaipydavosi ir juokdavosi. Mano tėvams buvo sunku aprūpinti savo šeimą. Tad mano mama ėmėsi skalbėjos verslo, visa šeima padėjo ir aš su dviračiu prie jo pritvirtintų vežimėlių po pamokų dirbdavau tos įmonės pristatymo į namus specialistu. Dėl tokių traumuojančių ir stresą keliančių gyvenamosios vietos keitimų atsilikau nuo mokslų ir praleidau visus mokslo metus. Gyvendamas rytų Vokietijoje turėjau mokytis antrosios rusų kalbos. Buvo sunku, bet galiausiai išmokau. Vėliau atvykęs į vakarų Vokietiją turėjau mokytis anglų kalbos. Man tai atrodė neįmanoma. Buvau įsitikinęs, kad mano burna nebuvo sutverta anglų kalbai. Paauglystėje man ėmė patikti viena nuostabiausia mergina su gražiamis didelėmis rudomis akimis. Deja, nebuvo panašu, kad pati Harietė nors kiek manimi domėtųsi. Kad ir kiek stengiausi, nė kiek nepasistumėjau į priekį. Kągi, apie tai pati jau papasakojo. Taigi, buvau visai nieko neįsiskiriantis ir vargstantis vaikinas, gyvenęs pokarinėje Vokietijoje, kuriam, kaip atrodė, gyvenimas daug nežadėjo. Tačiau buvo pora dalykų. Žinojau, kad šeima mane mylėjo. Mokykloje ir bažnyčioje mokytojai visuomet mane ragino išsikelti aukštus tikslus ir niekada nepasiduoti. Vis dar pamenu vieną jauną amerikietį misionierių mokiusi. Jei pats Dievas už tave, tai kasgi prieš tave?
Ir Dievui viskas įmanoma. Kažkas tose raštų ištraukose mane stipriai paveikė. Pamaniau, jei taip, kodėl turėčiau baimintis? Taip, aš tikėjau, aš pasikliojau Dievu. Kurį laiką dalyvavau vienoje mokymo programoje. Vienas iš mano mokytojų paragino mane vakarinėje mokykloje studijuoti mechaninę inžineriją. Tai padėjo man atrasti savo aistrą aviacijai. Buvau šokiruotas, kai sužinojau, kad norint tapti pilotu, reikia mokėti anglų kalbą. Labai norėjau juo tapti. Ir kažkokiu būdu, nes turėjau gerą motyvą, mano burna stebuklingai pasikeitė. Ir anglų kalba nebeatrodė tokia neįvaldoma. Tai be abejo nereiškia, kad viskas klostėsi sklandžiai. Būdamas 19 išskridau į Sant Antonijus, Teksase, kur pradėjau mokytis pilotavimo oro pajėgose. Lėktuve sėdėjau šalia vyriškio, kalbėjusio grina teksasiečių tarme. Savo siaubui supratau, kad anglų kalba, kurios taip desperatiškai stengiausi išmokti, skyrėsi nuo tos, kuria kalbama Teksase. Pilotų mokykloje irgi nebuvo lengva. Tai buvo labai konkurencinga programa, kurioje visi kovojo dėl geriausios vietos baigus mokyklą. Iš karto supratau, kad esu nepalankioje padėtyje, nes daugumai mano bendrakursių anglų kalba buvo gimtoji. Mano skrydžių instruktoriai mane perspėjo dėl dar vieno galimo trukdžio. Pernelyg daug laiko leidau bažnyčioje. Vietiniai nariai mane kviesdavo tiek į savo skyrių, tiek į savo namus. Su jais net pastatėme Big Springso Teksase maldos namus. Mano instruktoriai nerimavo, kad tokia mano veikla mažina mano galimybės pasiekti aukštą įvertinimą klasėje. Bet aš taip nemaniau. Tad aš tikėjau Dievu ir dariau viską, ką galėjau. Galiausiai anglų kalbą išmokau, nors, kaip girdite, tobulinuosi iki šiol. Labai sėkmingai baigiau pilotavimo mokymus. Tapau naikintuvų pilotu, o vėliau kapitonu oro linijose. O kaip su ta gražia mano įsvajota rudakė mergina? Taigi, kaip jau žinote, ji čia su manimi. Taigi, kol paaiškės visas vaizdas, neapsikraukite didelėmis sunkiomis gyvenimo užduotimis. Atminkite, kad dideli dalykai susideda iš mažų dalykų. Jei įsipareigosite daryti nežymius ir paprastus Dievo prašomus dalykus ir juos darysite stropiausiai, kaip galite, vyks dideli dalykai. Garantuoju tai. Kai kurie iš tų nežymių ir paprastų dalykų yra sąmoninga kasdienė malda. Girdėjote apie tai iš sesers Uchtdorf. Raštų studijavimas, vadovėlių, ateik ir sek paskui mane bei jaunimo stiprybės vardan įtraukimas į savo kasdienybę. Man labai patinka vadovėlė ateik ir sek paskui mane ir jaunimo stiprybės vardan. Žinote, vieną egzempliorių visada nešiojusi su savimi. Dalis tų svarbių mažų dalykų yra bažnyčios lankymas. Nepamirškite to. Dešimtinės yra atnašų mokėjimas ir galiojančios šventyklos rekomendacijos turėjimas. Net jei negalite vykti į šventyklą, vis tiek turėkite galiojančią šventyklos rekomendaciją. Visą tai darykite net tuomet, kai to nenorite, net tada, kai tai reikalauja aukos. Būtent auka padaro jūs šventus ir Dievo malonės auka šį sustiprins. Tam tikra prasme, tie jūsų nežymus ir paprasti pasiaukojimai yra kasdienybės taškeliai, iš kurių tapomas jūsų gyvenimo šedevras. Galbūt dar nematote, kaip šiuo metu tie taškai siejasi, bet ir nereikia matyti. Tiesiog turėkite pakankamai tikėjimo dabartinę gyvenimo akimirką. Pasikliaukite Dievu ir iš mažų dalykų susidarys tai, kas didinga.
Būdamas jūsų amžiaus, tikrai nežinojau, kaip susiklostys mano gyvenimas. Priešingai save tikrai neižvelgiau jokių susisiejančių taškų. Tačiau pasitikėjau Dievu. Tikėjau, kad jei kiekvieną akimirką darysiu visą, ką galiu, Dievas pasirūpins bendru vaizdu. Ir jis pasirūpino. Jis matė pabaigą nuo pradžios tuomet, kai aš nemačiau. Aš negalėjau matyti ateities, o jis galėjo. Net sunkiais laikais, kuomet jaučiausi apleistas, jis buvo su manimi. Tai matau ir žinau dabar. Patarlėse galime rasti šį pažadą. Pasitikėk Viešpačiu visa širdimi ir nesiremk savo supratimu. Visose savo keliuose pripažink jį, tai jis nukreips tavo takus. Raginu jūs tikėti, kad jūsų gyvenimas bus nepalyginamai geresnis, jei leisite Dievui nukreipti jūsų žingsnius. Jis žino tai, ko jūs negalite žinoti. Jums jis paruošęs tokią ateitį, kurios net neįsivaizduojate. Apaštalas Paulius liudijo, ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo, kas žmogui į širdį neatėjo, tai paruošė Dievas tiems, kurie jį myli. Taigi savęs paklauskite, ar galiu sukaupti tiek tikėjimo, kad pasikliaučiau Dievu? Ar esu pasiryžęs tikėti, kad jis mane myli ir nori nukreipti mano takus? Jei savo širdyje galite rasti bent garstyčios sėklelės dydžio tikėjimą, net jei tai tik noras tikėti, pradėkite nuo to. Dievas žino, kaip mažas sėkleles paversti didžiais medžiais. Darykite nežymius ir paprastus dalykus, ir Dievas tūkstanteriopai padaugins ir palaimins jūs, kaip jis pažadėjo. Šiandienos kultūroje nebereikia eiti toli, kad išgirstumėte prieštaraujančius balsus, atkalbinėjančius nuo tikėjimo į Dievą, kalbant apskritai, ar nuo mūsų religijos, kalbant konkrečiai, ar net pašiepiančius tai. Socialiniai tinklai sustiprina tokius balsus, ar ne? Tačiau jūsų karta nėra vienintelė karta, kurios tikėjimas į Dievą buvo apsunkinamas ir pašiepiamas. Tad nesate tokie vieni pasaulio istorijoje. Atrodo, kad tai yra visų Dievo vaikų mirtingojo gyvenimo išbandymo dalis. Savo mokiniams Jėzus kalbėjo, jei jūs būtumėte į pasaulio, jis mylėtų jūs kaip savuosius, kadangi jūs ne pasaulio, bet aš jūs išskyriau, todėl jis jūsų nekenčia. Taigi, jums teks susitaikyti su tuo, kad jums vos įsipareigojus siekti gelbėtojų, didžiulio ir erdvaus pastato gyventojai ims kritikuoti. Ir kartais tai darys gana garsiai. Jie net bandys jūs gėdinti ir tyčiotis iš jūsų. Tačiau atminkite, kad ne jiems turėsite atsiskaityti. Turėsite atsiskaityti Dievui. Vieną dieną stosite priešais jį ir atsiskaitysite už savo gyvenimą. Jis teirausis, ar sekėte gelbėtojų, ar mylėjote savo artimą, ar nuoširdžiai stengiatės išsilaikyti mokinystės kelyje ir gerbėte sudarytas sandoras. Mano brangus jaunieji draugai, dabar yra laikas įsipareigoti Kristų ir sekti jo keliu. Žinau, kad norite tai daryti, tad palaikau jūs ir drąsinu imtis šio įsipareigojimo. Vieną dieną visi Dievo vaikai, jūs ir aš, klaupsis ir pripažins, kad Jėzus yra Kristus, išpirkėjas ir pasaulio gelbėtojas. Tada mes visi sužinosime, kad jis mirė už mus ir už jus. Ta diena paaiškės, kad jo balsas yra vienintelis, kuris buvo iš tikrųjų svarbus.
Mums kalbant apie leidimą Dievui vadovauti mūsų gyvenime, noriu paaiškinti vieną dalyką. Tai, ką ketinu pasakyti, jums gali nepatikti. Kai Dievo prašote vadovavimo dėl tam tikrų sprendimų, netgi svarbių sprendimų, Jis jums gali nepateikti detalaus atsakymo. Tiesa ta, kad kartais Viešpačiui visai nesvarbu, ką jūs nusprendžiate. Jei tik, atidžiai paklausykite, jei tik laikotės esminių, sugrąžintosios Jėzaus Kristaus Evangelijos sandorų ir principų. Būtent tokius jūs mato Jis. Kartais Dievas turi numatęs konkretų kelią, kuriuo nori, kad eitumėte ir naudotumėte tą kelią. Taip pat būna atveju, kai jis įspėja dėl tam tikrų pasirinkimų susijusių su pavojais, kurių jūs negalite numatyti. Tačiau numatys Jis. Tačiau būna ir atveju, kai klausimas turi daug teisingų atsakymų ir jūs galite patirti džiaugsmą, pasirinkę bet kurį iš jų, jei tik gyvenate pagal amžinąsias Dievo tiesas. Kai Džozefas Smitas ir jo bendražygiai klausė Viešpaties patarimo, jis atsakė gana įdomiai. Viešpats pasakė, man tai nesvarbu. Tada jis tuoj pat pridūrė, tik būkite ištikimi. Ir tai yra svarbiausia. Galbūt kažkiek nusiminėte, išgirdę, kad Dievas jums neduos detalaus jūsų gyvenimo kelionės plano. Bet ar tikrai norite, kad būtumėte nukreipiami dėl kiekvienos detalės? Ar jūs tikrai norite gyvenimo paruoštukų dar prieš jums patiems įsiaiškinant padėtį? Koks nuotykis tai būtų? Ar tai netimtų iš jūsų pasitenkinimo jausmo? Kaip jūs galėtumėte augti ir stiprinti pasitikėjimą Viešpačiu ir savimi? Oliveriui Cowderiui Viešpats pasakė, tu turi ištirti tai savo protu, tada turi manęs paklausti, ar tai teisinga. Dangiškasis tėvas davė jums savo planą, savo kelią. Jis pateikė jums bendrą vaizdą. Taip pat jis jums davė protą ir širdį. Jei juo pasikliausite, jis padės jums juos tinkamai panaudoti, priimant sprendimus. Jis pasitikė jumis, kad siekdami Jėzumi Kristumi priimsite geriausius sprendimus. Daugeliu atveju jūsų pasirinkimai tuo metu galbūt nebus tokie svarbus, kiek svarbu bus tai, ką darysite po to. Pavyzdžiui, pora gali nuspręsti susituokti, net jeigu kai kurie šeimos nariai jų nelaiko tobula pora. Taip yra nutikę. Tačiau aš dėl tokios poros turiu daug vilties. Jei tik po tokio sprendimo jie liks visa širdimi ir protu atsidavę vienas kitam ir Viešpačiui. Jeigu jie vienas kitam rodys meilę ir gerumą, bei rūpinsis vienas kito emociniais, dvasiniais ir materialiais poreikiais, jei nežymius dalykus darys nuosekliai, ir jei visą tai darys, tai jie taps tobula pora visų akise. Ir atvirkščiai. Pagalvokite apie porą, apie kurią visi manė. Oho, jie išsirinko tobulą žmogų. Bet po to darančią prielaidą, jog sunkiausi darbai jau nuveikti. Jeigu jie liausis vienas kitam asistavę, liausis bendravę, nepaisys sudarytų šventų sandorų ir panirs į egoizmą ir naudos savo ieškojimą, tai tokia pora susidurs kelyje, kuris veda į sielvartą ir apgailėstavimą. Tas pats principas tinka renkantis profesiją. Turiu daug vilties dėl tų, kurie nusprendžia pasirinkti galbūt mažiau prestižinę profesiją, bet daro geriausia, ką gali, ir randa būdų, kaip savo darbų šlovinti Dievą ir palaiminti jo vaikus.
Mažiau vilties turiu dėl tų, kurie renkasi įspūdingai skambančias profesijas, bet nesutelkia dėmesio į savo dievišką tapatybę ir į tai, ką gero galėtų nuveikti tarnaudami Dievui ir jo vaikams. Dievas paruošė amžinų palaimų, kurių jūs ir aš negalime net įsivaizduoti. Kad padėtų jas priimti, jis davė jums įsakymus, šventas sandoras, įkvėptus praniškus patarimus, šventosios dvasios dovaną ir jūsų moralinę laisvę. To žymiai daugiau nei pakanka, kad būtumėte laimingi šiame gyvenime ir patirtumėte amžinai džiaugsmą. O dėl viso kito nesisielokite. Net jei ir priimsite netokių tobulų sprendimų, būtent taip mokotės. Tai yra jūsų nuotykio dalis. Ne, nuotykiai niekada nevyksta sklandžiai nuo pradžios iki pabaigos. Jūsų gyvenime bus pakilimų ir nuosmukių, bet jei esate ištikimi Jėzui Kristui, jo apmokančiąją auką laikote meilės dovaną, o atgailą tinkamų būdų priimti šią dovaną, galite būti tikri, kad viskas baigsis gerai. Galbūt pastebėsite, o gal ir nepastebėsite iki daug vėlesnio meto. Tačiau pažvelgę atgal žinosite, kad Viešpats niekada jūsų neapleido, net kai leido daug sprendimų priimti jums patiems. Einant jo keliu, veikiant jo būdu, pamatysite, kad taškai susisieja. Taigi, ko viliuosi, kad prisiminsite po šio mūsų drauge praleisto laiko? Taigi, labai viliuosi, kad prisiminsite sesers Hugdorf žinę. O kas liečia mano žinę, viliuosi, kad pirmiausiai suprasite, jog Dievo atsakymai į jūsų pačius giliausius klausimus gali ateiti ne iš karto ir ne taip, kaip tikėjotės. Dievo atsakymai yra amžinos vertės. Jų verta palaukti. Antra, eidami mokinystės keliu pernelyg neapsikraukite. Tiesiog nežymius dalykus atlikite geriausiai, kaip galite, o didieji susiklostys savaime. Trečia, turėkite tikėjimo. Tikėkite, kad Dievui esate svarbus, kad jis mato tai, ko jūs negalite matyti. Kad jis ves jūs teisingų keliu. Jis myli jūs. Pasitikėkite juo. Ketvirta. Neleiskite, kad prieštaraujantis balsai atkalbėtų jūs nuo tikėjimo kelionės. Atminkite, kad kritikams atsiskaityti neturėsite. Turėsite atsiskaityti savo tėvui danguje. Svarbu tik tai, kas vertinga jam. Penkta. Siekite Viešpaties vadovavimo ir, kai jis pasakys, tai nesvarbu, priimkite geriausius sprendimus, kokius tik galite priimti, remdamiesi žinomomis tiesomis. Tada būkite ištikimi. Mano brangus broliai ir seseris, mano brangus jaunieji draugai, prasidedančių naujų metų progą laiminu jūs, kai stengsitės pažinti savo dangiškąjį tėvą, sekti Jėzumi Kristumi ir gerbti savo sandoras. Jūsų tikėjimas augs. Pažadu tai. Tikrai pažadu tai. Kai stengsitės sekti gelbėtojui ir jo mokymais, auks jūsų pasitikėjimas. Jėzuje Kristuje, jo Evangelijoje ir jo bažnyčioje rasite laimę, džiaugsmą ir ramybę. O vieną dieną
Jis apglėbs jūs dieviškąją meilę. Su neapsakomu dėkingumu pamatysite, kad pats Dievas iš savo gausios meilės, malonės ir atjautos visuomet jumis rūpinosi, jūs laimino, buvo drauge su jumis ir paruošė jums vietą. Apie tai liudiju ir laiminu jūs, šventu mūsų mokytojo Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Brangus dangiškasis Tėve, esame dėkingi už šį gražų vakarą, už žinią, kurią mums paruošė viešpaties apaštalas. Esame dėkingi už palaiminimą turėti mus vedantį pranašą. Prašome palaiminti mus nepamiršti tų mažų ir paprastų dalykų ir kad jie padėtų pasiekti didžių dalykų. Taip pat prašome palaiminti mūsų mylimą pranašą, prezidentą Nelsoną, kad jis jaustų tavo dvasią ir tavo vedimą šiomis pastariosiomis dienomis. Dėkojame už tavo įvedimą, už tavo sūnų Jėzų Kristų ir jo apmokėjimą kiekvienam iš mūsų. Palaimink mus, mums apmąstant šiandien išsakytas mintis, kad galėtume toliau tvirtai, užtikrintai ir su tikėjimu eiti pirmyn. Mylime tave, dangiškasis Tėve, ir visą tai sakome tavo sūnaus Jėzus Kristus vardu. Amen.